Šita tema man yra labai artima, nes mano šeimoje buvo žmonių susijusių su tuo laikotarpiu. Gal nebuvo nei vienos šeimos, kur nebūtų palietę tremtis ir partizaninis karas. Aš noriu, kad jaunimas žinotų, nes mes išeisime ir nebeliks kam pasakoti. O mokinė veikla tos 45 minutės, tai ką aš iš jų galiu gauti, iš jų galiu gauti tas, kas yra internete. Jie padaro pateiktis, jie su tomis pateiktimis kažką tai pristato, bet tai yra visai ne tas pats, kas yra bendrauti su gyvu žmogumi. Visiškai ne tas pats. Aš buvau jaunutė, 16 metų, buvau nuteista 10 metų kalėti. Jums gali įdomu už ką? Už eilėraščius. Mano mokykla sukūrė interaktyvų žemėlapį, tai ten yra tremtinių ir partizanų pažymėtos vietos, kur dabar jie gyvena Alytuje ir kur jie buvo tremimi. Ir yra sukurta keli filmai apie partizanus ir tremtinius, kuriuose jie pasakoja seną istoriją ir šios dalykus galėsim panaudoti istorijos pamokose. Labiau pradėjau vertinti, nes anksčiau galvojau, kad čia tiesiog ištremė. Buvo ir viskas, o dabar supratau, kokia iš tikrųjų yra istorija ir man tai pasidarė labiau įdomu ir labiau rūpi. Vagonai buvo gyvuliniai. Mažas toks langiukas graustuotas buvo. Gamtiniam reikalam buvo skylutė grindyse. Ten, aišku, buvom tik moteris, kadangi buvom kalinės, o vyresnė mūsų. Buvo toks vienas taip gale naras. Sunku klaus, nes jo nenori įžeist, kad kažko neištrauktum labiau, apie ką jis nenori kalbėti. Kokios atėję prisirūkę, tokiom raudonom nosim, geltonas dantim, tokios nemalonios moterys ir tokiais pirštais mane liečia visą, ar aš ko neturiu. Ir svarbiausia, kad paskui nuogą liečia, kur nuvažiami lagerį. Ten jau liečia nuogą tave visiškai. Ir liečia tokias vietas, kurių ne viena nebenorėtų, kad liestų suaugusi moteris. O dar aš buvau vaikas, bet tokia jūsų amžius. Aš manau, trėmimas buvo pagrindė dėl to, kad norėjo būti rusai, norėjo tai būtų, kad Lietuva būtų jų rankose, kad žinojo, kad Lietuva tikrai gali ir sukilti ir padaryti atgimimą. Gnydi litovci vas ubivati malą. Reiškia, jūs glindos, jūs lietuviai glindos, jūs trinti reikia. Tai man tie žodžiai tada, supranta, taip įstrigo, aš ne prieš rusų tautą, jokio būdo ne. Rusų labai gerų žmonių, kurie mane taip pat atjautė ir daug labai kentėjo su manim kartu, nuteistų 25 metam. Ne tauta kalta, bet ta santvarka, tas viskas, tas Stalino režimas. Bet reiškia, mes jau buvom tik tai glindos jiems. Tai buvo nepaprastai skaudu išgirsti Lietuvoj mergaitį tokius dalykus. Labiau išmokau bendrauti žmonėm. Daug susipažinau, daug naujų pažinčių buvo, labiau išmokau dirbti grupėse ir šiaip išmokau vertinti vertybės labiau. Kokias vertybės? Draugiškumą, bendravimą, pasitikėjimą. Tas buvo nepaprastas draugiškumas, tas buvo toks vertybė, ta lietuvybė tai buvo vertybė, tautiškumas. Ir išgirsti lietuviškai kalbančių, kaip į kitą lagerį nuveža, tai buvo toks didelis džiaugsmas, kad dar čia mūsų yra. Jaunimui reikia turėti kuo didžiuotis. Ir nesvarbu, gal kas jų seneliai buvo. Sveikiname visus atvykusius į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesnėsios kartos 10-ąjį sąskrydį ir partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventę. Šį žemėlapį mes panaudosime per istorijos pamokas, galime pasidalinti su kitomis Alytaus mokyklomis. Ir jis taip pat yra mūsų gimnazijos internetinėje svetainėje.
Norėčiau, kad viskas apsiverstų ir stengčiausi tai pabėgti, nes labai įsigąsčiau. Kaip ką daryčiau, nes tikrai net neįsivaizduoju tokios situacijos, kaip atsitiktų. Vienintelė šalis, už kurią galėčiau eiti kovoti, galbūt netgi ir pasiryžęs tikrai viską daryti, užaugęs, kad tik šioje šalyje būtų gerai gyventi man ir ateinančiom kartoms. Ir tada atvažiuoja traukinys ir tik tai labai trumpai stabteli, gal kelią minutę. Ir dar tokį maišelį duoda kareivukas tasai. Ir dar jis įšoka į vagoną, toks Kolenka buvo rusiukas. Nu, šiaunutė buvo mergaitė, tada graži, kaip sakė, buvo akį, didelis gražus buvo. Ir tas kareivukas, jis ten žiūrėjęs, jis man kiša parkeliuką, kažkur užkišo. Aš dėkinga, kai aš to parkeliuko tai neturėjau, užkištą parkeliuką. Ir jis paskui sako, ta Olga, Kolenka, išlipk greičiau. Ir jau traukinys pradėjo dėti, tai iššoko. Ir jau mes laisvos, suprantat, mes traukinys sėdim laisvos. Tai labai gerai, kad tapo nepriklausoma. O pasivyks? Ne. Tiesiog norisi geresnės gyvenimo kokybės. Tai vis tik daugumas vaikų pripažįsta, kad važiuoti ten yra ir nesaugu vienas dalykas ir svarbiausia tai ryšių su gimtine nutraukimas ir kalbos palaipsniui pamiršimas. Tikrai sutinku, kad tai yra savotiška tremtis. Tik skirtumas tas, kad čia žmonės patys save ištremė. Išvažiavęs lietuvis, taigi retas, kuris ten gauna gerą darbą, reikia turėti labai specialų išsilavinimą, juk dauguma šitų mūsų alytiškių tai jie juodadarbiai. Už kalnų, už miškų, ten, kur leidžiasi saulė, kur Baltija ošia laisva, ten mano namai, ten gimtinės laukai, ten mano brangi Lietuva. Taip norėčiau su paukščiais nuskridus slapčia, iš viršaus pažiūrėti žemyn, nusiskinčiau darželį rūtelę nakčia ir vėl sugrįžčiau tremtin, kad galėčiau nors vienai dienelį sugrįžti ir suklupus ant kelių, pabučiavus žemę, vėl skristi į Sibiro tolius. Bet ne paukštė juk aš, tik mergaitė beteisė, tik jauna kalinė aš esu ir šioj siaubo šaly savo liūdnąją dalę lyg erškėčių vainiką nešu. Na, nežinau, nenusprendžiau tikrai, ar išvažiuosiu, ar liksiu Lietuvoje, dar reikia pažiūrėti, kaip visa situacija susiklostys. Bet kuo daugiau liks čia darbingų žmonių, tuo, manau, Lietuvos situacija gerės. Aš pasistengsiu būti. Dabar grįžus laisva, būdama mylima visų giminaičių lepinama, ten už eilėraščius jau labai gerbiama ir mylima Amerikoje. Parašiau apie tokius žodžius. Noriu, kad jums būtų palyginimas. Kur vargės skausme badaudama rašiau ir kur rašiau būdama lepinama ir mylima. Einu pakerėti vandens begalybės. Bangos lūžta prie smėlio krantų. Vandenynas didysis nerimsta. O aš klausiu, kur Baltija tu? Aš manau, kad šitas projektas vis tiek turės jiem labai didelės įtakos. Gal vienam mažiau, kitam daugiau, bet aš manau, kad tai bus nors mažas lašelis, kuris padės tam vaikui pasilikti čia tėvynėje ir sustabdys tą jo norą emigruoti. Vienai mergaitei aidi, būk laiminga laisva kūrybinė. Ačiū.